bendra tema lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje, ką galiu papasakoti laiške. Ir kai vaikai susipažįsta, kaip jie turi rašyti laišką, kam jie rašo laiškus, yra klausimai vaikams pateikti per lietuvių kalbos pamoką, kur gyvena laiško autorius, kada jie rašo laiškus ir taip toliau susikuria visą istoriją, tai lygiai taip pat ir šokio judesiais vaikai tada jau rašo laišką tam, kam jie sugalvoja. Ir čia gali būti ir komunikavimo kompetencija, ir kūrybiškumo, ir socialinė, emocinė, ir sveikos gyvensenos. Apskritai, kiekvieną temą galima paliesti vis kitą kompetenciją, todėl priklauso nuo to, kokią užduotį vaikui suformuluosim, kokius klausimus pateiksim ir ką mes norime vieną ar kitą užduotimi, ką norime, kad vaikai padarytų ir kokią kompetenciją ugdytųsi. Kita tema taip pat iš lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 3 klasės, kaip aprašyti rudens vaizdus. Tai čia, jeigu imtumėm, gali būti ir pažinimo kompetencija, ir kūrybiškumo, ir komunikavimo, bet čia galėtumėm puikiausiai pasitarę su vaikais sugalvoti, koks aš esu medis, kokio medžio lapas, kokios spalvos, kur aš augu, visą istoriją susikurti ir puikiausiai sugalvoti ir pašokti, nes rudens vaizdai, tai čia yra pateikta mokinukų Lino ir mergaitės tokie trumpi aprašymai, kaip jie aprašo savo rudens vaizdus. Ir pavyzdžiui, jeigu skaitytume Lino aprašymą Vėjo žaidimas, vakar vakare tyliai nulijo lietus, naktį pašalo. Kiek čia yra judesio ir prisiminkite, mes darėm užduotėlę ir lietų, ir varveklį, ir leduką, ir balutę. Ir čia su vaikais aptarę mes galime puikiausiai integruoti savo šokio užduotis į jau jiems pažįstamą temą, kaip aprašyti rudens vaizdus, o čia galbūt būtų, kaip pašokti rudens vaizdus. Kita tema - Lietuva pasaulyje iš visuomeninio ugdymo, tai čia jau eičiau prie kultūrinės kompetencijos, galbūt pilietiškumo, be abejonės pažinimo. Ir jeigu čia yra klausimai, kur gyvena lietuviai, tai su vaikais išsiaiškinę tas šalis, galėtumėm puikiausiai pabandyti pašokti lietuviškus folklorinius ratelius ir prisiliesti prie tų pasaulio šalių folkloro arba, sakykime, kažkokių tautinių ratelių žaidimų ir parodyti vaikams, analizuodami skirtumus ir panašumus, eitumėm jau prie kultūrinės kompetencijos. Tai būtų vaikams, manau, per šokį, per judesį dar geriau jie suprastų, kad Lietuvos žmonės gyvena ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Kita tema būtų Lietuvos kaimynės, taip pat iš visuomeninio ugdymo. Tai imčiau čia jau galbūt kultūrinę, pažinimo kompetenciją ir paanalizavę, išsiaiškinę jau tai, ką jie daro visuomeniniam ugdyme, išsiaiškina, kokios yra Lietuvos kaimynės, šoktumėm tų šalių šokius, fragmentus be abejonės, galbūt manierą, galbūt kostiumo detalės. Būtinai kalbėtumėm, kodėl tas judesys skiriasi nuo lietuvių šokio, muzika kaip skiriasi ir visi kiti gražūs dalykai. Na, apie medžiagų būsenas iš pasaulio pažinimo gamtamokslinio ugdymo mes jau kalbėjome ir darėme praktinės užduotėles, kaip minėjau, vandens medžiagų būsenos, tai šiuo atveju ir skridom debesėliu, ir lyjom lietučiu, ir sušalome varveklį, ir ištirpom, ir balute virtom, ir vėl išgaravom. Puikiausiai, kai vaikai pasaulio pažinimo pamokoje išsiaiškina, kokios yra tos medžiagų būsenos, šokis čia randa savo vietą ir vaikai su didžiuliu malonumu tai daro. Na, taip pat norėčiau parodyti jums integruotų šokio pamokų užduočių pavyzdžius, ugdant mokinio kompetencijas. Man labai patiko knygos sudarytojos profesorės daktarės
Jolantos Zabarskaitės knyga Kelionė į Lietuvą, kūrybiškumo knyga. Paskui aš nuorodą jums įkelsiu, jeigu kam nors bus įdomu. Ir labai trumpai pabandysiu jums tiesiog nesiblaškydama pasakyti keletą knygoje pateiktų temų. Pasakysiu, kaip aš matau šokio užduotis. Pavyzdžiui, knygos autoriai pateikia tokią temą: būk kūrybiškas, būk kūrybiška. Tai ten puikiausiai šokio judesiais prašyčiau pristatyti save, tarsi nupiešti judesiai savo portretą, ir dar ten yra prašoma, knygoje yra pateikiamas personažas Sapnas Kalbūnas ir įdėta jo nuotraukėlė, piešinukas, tai sugalvoti judesius Kalbūnui ir kaip vaikai jį pristatytų šokio judesiais. Koks jų manymų būtų Kalbūnas, Sapnas Kalbūnas, ir kiekvienas sukurtų savo šokį. Taip pat knygoje autoriai pateikė lietuvių kalbos abėcėlės raides, tai kūrybiškumo ir komunikavimo kompetenciją ugdant labai tiktų judesiais pavaizduoti abėcėlės raides, savo kūnu užrašyti raideles. Ir galima ir pavieniui, ir grupėse, priklauso kokiai klasiai duotumėm, bet esu išbandžiusi tas užduotis ir vaikai labai gražiai jas atlieka. Kitas dalykas yra, kita tema yra mokausi pasakoti apie žmogų. Tai vėlgi mes bandėme per praktinius užsiėmimus parodyti skirtingo amžiaus žmonių judėjimo ir tempą, ir patį judesio charakterį, ir kuo skiriasi vyresnio amžiaus močiutės senelio judesys nuo mamos ir tėčio ir nuo vaiko, kuris gali būti ir labai greitas, ir labai energingas. Tai pateikiant skirtingas muzikas, pabandyti tą skirtingų tempų pajudėti prosenelių, senelių, tėvų, galbūt brolių, sesių tempu. Toliau kita užduotis tema yra žaidimas su draugais ir draugėmis. Pažaiskite žaidimą, kas jis ar ji būtų, jeigu būtų gyvūnas arba paukštis. Tai čia komunikavimo kompetencijai ugdyti puikus žaidimas šokio, sakykime, pamokoje grupėse arba porose. Prašyčiau vaikų pavaizduoti gyvūnus arba paukščius ir tuomet vieni parodė, kiti bandytų atspėti, iškomunikuoti, kaip pasisekė, kaip jie suprato, kaip jie mokėjo perteikti ir panašiai. Kita knygos tema yra pasiruošk papasakoti savo giminės istoriją ir pateikiamas puikus Violetos Palčinskaitės eilėraštis, bet šokio užduotis čia galėtų būti grupėse pasirinkus savo prosenelio arba senelių šoktų folklorinių ratelių šokį pašokti. Tada jau pagalvoti, o kaip šoka mokinių mamos ir tėčiai, koks tai būtų šokis, galbūt pramoginis, galbūt linijinis. Vaikai labai dažnai prisimena, kad mama ar tėtis lanko kitus ten kažkokius šokius. Grupėje galėtų pasirinkti ir pašokti jau savo žinomus jiems hauso, sakykime, arba šiuolaikinio šokio judesius, tai ką jau mes esame susipažinę šokio pamokose, arba kai kurie lanko šokio būrelius, studijas ir jau turi dar didesnį ir gilesnį supratimą apie šokio žanrus. Taip pat yra puiki tema atpažink praeitį. Irgi, sakyčiau, labai gražiai galima ir Classroom Screeną panaudoti, ir tą patį Wordwall, apie kurį dar šiandien kalbėsiu. Žodžiu, galimybės yra didžiulės. Na ir čia, jeigu taip keliaučiau per visą knygą, tai dar viena tema mane labai sudomino – mokausi pasakoti, ir knygoje yra pateiktos pastatų nuotraukos, kas yra labai įdomu, todėl kad aš siūlau vaikams pasirinkti nuotrauką, ir tai yra pateikta Valdovų rūmai, yra Operos ir baleto teatras, yra Bernardinų sodas, yra bažnyčios,
ir pagal amžių tuomet pagalvoti su vaikais, o koks čia šokis galėjo būti. Pavyzdžiui, Valdovų rūmuose šokamas, tai istorinio šokio fragmentus paimtumėm, operos ir baleto teatras galbūt klasikinis arba šiuolaikinis baletas, jeigu Bernardinų sodas galbūt paimtumėm Skamba, skamba kankliai ir šventės fragmentą ir ką žmonės eidami gatve sustoja prisijungti gali prie muzikuojančių, šokančių žmonių ir paimti folkloro ratelius. Žodžiu, tokią duočiau užduotėlę pagal knygoj pateiktus pavyzdžius. Na ir keliaujant per visą šitą knygą, dar yra tokia tema bendravimo taisyklės. Pateiktas labai gražus žaidimas, man patiko pavadinimas Klauseiva ir Visažineiva. Tai parašyta, kad mandagiai klauskite vienas kito klausimų. Ir aš pagalvojau, kad šokio pamokoje puikiai galima poroje judesiu, vienas klausia, kitas atsako. Paskui pasikeičiame užduotimis. Vienas klausia, kitas atsako. Tai būtų ir komunikavimo, ir socialinė, emocinė, ir sveikos gyvensenos kompetencijos. O šiaip kiekvieną puslapį verčiant randu, kaip galėčiau pritaikyti temą šokio pamokose ir pagalvojau, kad labai svarbu, dar neminėjau šiandien skaitmeninės kompetencijos, bet visada galima pagalvoti, kad atliekant užduotis vaikai gali ieškoti skaitmeninio turinio, gali atsirinkti ir filtruoti informaciją, analizuoti, kritiškai vertinti, gali rasti muziką, gali pabandyti nufilmuoti, gali kurti trumpus video pristatymus, gali atlikti užduotis, jeigu turime galimybę interaktyviose lentose, skenuoti QR kodus, na ir naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis, vertinti ir įsivertinti, naudodamiesi skaitmeninėmis programėlėmis ir įrankiais. Kai kalbu su pirmokais apie judėjimo kryptis, pirmyn atgal, aukštyn žemyn, tai vaikai turi galimybę ne tik šokio pamokoje, bet ir būdami visos dienos grupėje iki 18 valandos, kai jiems yra laisvas laikas, jeigu jie nori arba negali tą dieną šokti pamokoje, gali atlikti užduotis paėmę planšetę ir pabandyti suprasti, kada judame pirmyn, kada atgal, kada aukštyn, kada žemyn. Kai kalbame apie ritmą ir tempą, tai vėlgi yra pateiktos muzikos ir lėtos ir greitos pavyzdžiai ir vaikas paklausęs gali nuspręsti, kaip jo manymu šoka sraigė, kaip jo manymu šoka snaigė. Tai nebūtinai ta snaigė turi šokti, kaip aš galvoju. Aš kurdama šitą užduotėlę galvojau, kad snaigė šoka labai gražiai, labai lėtai, o man vaikai labai dažnai sako, kad snaigė yra greita, nes tai yra pūga ir jinai sukasi labai greitai. Ir aš negaliu ginčytis, o mano manimu voverytė yra labai vikri, labai greita, o esu girdėjusi ne vieną kartą, kad voverytė šoka labai lėtai, nes jai tą dieną skauda kojytę. Kalbant apie nuotaikas, labai svarbu socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija, ugdant prisiminti, ir Vaidas seminare labai gražiai kalbėjo, kad labai svarbios yra vaiko veido išraiškos. Niekam neįdomu žiūrėti į susirūpinusi vaiką, šokantį, galvojantį, kaip teisingai atlikti žingsnį, kaip čia tą dešinę kojytę pataikyti, kaip čia pasisukti tą kryptim, kur mokytoja sakė. Man visada labiau ir labai svarbi ir svarbesnė yra vaiko emocija ir mes mokome su vaikais tą emociją perteikti, ar tai būtų piktas judesys, ar linksmas, ar liūdnas. Smagiausia žiūrėti, kaip vaikai tą patį ėjimą paprastuoju žingsniu moka parodyti, kai jie eina pikti. Susigniaužia kumštukai, susiraukia antakiai, net visi sukumsta ir tokie pasidaro visi labai pikti. Linksmi, šypsenos atsiranda veiduose, šokinėjimas, trakaliojimas, dvigubieji žingsniai įsijungia, bendravimas vienas su kitu. Ir liūdnas vėl sliūkina, nusiminę. Ir štai darydami, atlikdami, ir yra 3 muzikos pasiūlytos ir tokio, sakykime, pikto žmogaus, liūdno žmogaus ir linksmo žmogaus.
ir vaikai bandydami, atsipalaidavę, kai jie išbando, tada ir šokio judesiuose, ne tik veide, bet ir visame kūne atsiranda ta nuotaika, ta šokio idėja lengviau perteikti, kai esam išbandę tam tikromis užduotėlėmis. Kai kalbu su vaikais apie kūrybinį procesą, tai visada pradedu su pirmokais nuo paprasčiausių užduotėlių, paprašau pasirinkti, ką jie norėtų pašokti - gėlę, drugelį, saulutę, paukštę ar medį. Ir visai nesvarbu, jeigu tą dieną yra 10 saulių ir nei vieno gėlės žiedelio, tai yra visiškai nesvarbu, ką jie pasirenka, tą jie ir šoka. Ir aš tada su jais kuriu pasakojimą nuo ankstaus ryto, nuo saulutės patekėjimo ir taip toliau įsijungia ir paukšteliai, ir drugeliai, ir pražysta gėlės atmerkia akutes, ir medžiai vėjo šiurenami lapeliai juda ir taip toliau. Žodžiu, irgi jeigu nebereikia ieškoti, yra pateikta muzika, o jeigu norim, visada susirandam kitą pavyzdį muzikos ir kuriame su vaikais, improvizuojame. Taip pat turiu užduoti nuotaikos perteikimui. Mes kartais įsivaizduojame, kad juoda tai būtinai liūdna, o balta tai vėl ten kažkokia gal susikaupimo ar panašiai. Kai aš anksčiau pabandydavau pasakyti šokame baltą spalvą, tai matydavau, kad vaikų akys rodo pasimetimą, nes neaišku, kas ta balta spalva. Bet kai su jais išsiaiškiname, ką jie žino, ką jie mato, įsivaizduoja, kokius gamtos reiškinius, ar gyvūnus, ar augalus, ar daiktus baltos spalvos, iš karto išgirstu žodelius: ai, gulbė, ai, snaigė, ai, tas ir tas. Ir tada jie gali tą baltą spalvą šokti, jeigu nori gulbė, jeigu nori snaigė, jeigu nori debesį, ką tik tai tu sugalvoji. Tai noriu Jums pasakyti, kad labai svarbu kiekvieną kartą su vaikais aptarti ir pasigilinti, o kas jiems yra raudona spalva, o kas jiems yra žalia spalva. Ir kiekvienam labai skirtingai. Jeigu tuo metu vaikas girdi, kad tai yra jam atrodo geltona, tai ir puiku, tai ir tu šok geltona. Jeigu tu girdi, kad tai yra žydra, tai ir šok žydrą spalvą. Čia negali būti, mokytojas negali liepti, negali pasakyti, nes vaikas turi fantazuoti, vaikas turi kurti, vaikas turi pats atrasti. O muzika yra sielos dalykas ir mes visi ją girdime turbūt skirtingai ir jaučiame skirtingai ir pagal dienos nuotaiką. Nes man yra vaikai atėję ir pasakė, kad mokytoja, praeitą savaitę šioje vietoje aš girdėjau žalią spalvą, bet šiandien man atrodo, kad tai yra balta. Puiku, vadinasi, tu mąstai, aš visada vaiką pagiriu, žinoma, paklausiu, kodėl tau taip atrodo. Ir išgirstu tokius argumentus, kurie mane labai pradžiugina ir nustebina. Na ir aišku, galima kurti, kada norime su vaikais ir noriu, kad jie išmoktų ir padarytų judesius ir plačius, ir mažus siaurus. Tai imu pavyzdį didelio kažkokio, sakykime, lokio ir mažo meškiuko arba vištos ir viščiuko. Ir tada labai aišku, kad vaikas iš karto jisai supranta ir parodo, kas yra didelis, platus judesys, kaip visą erdvę išnaudoti ir kaip, sakykime, kokio vikšriuko judėjimas ant grindų, kuris užima nedidelį plotelį ir yra lėtas. Vaikui iš karto yra aišku, ką jis ir kaip jis turi daryti. Dar įkėliau vieną knygos viršelį Tautinės lėlės Lietuvos etnografinių regionų kostiumai. Jeigu kažkas jau turite, nuostabu, jeigu ne, labai siūlau paieškoti ir nusipirkti šią knygą, nes autoriai šios knygos pasiūlė visų regionų tautinius kostiumus, yra įdėję popierinės lėlytes, kurias galima išsikirpti, nusispalvinti tautinius kostiumus pagal pavyzdį arba vaikų sukurtais raštais, aprengti tas lėlytes. Ir čia puikiai tinka ir pilietiškumo kompetencija ugdyti, ir pažinimo kompetencija. Ir toks atrodytų šokio pamokoje
nešokėjiškas dalykas, bet kaipgi mes kitaip susipažinsime su šokio kultūra, su etnografiniais regionais, jeigu mes nepažinsime muzikos, jeigu mes nepažinsime šokio, jeigu mes nežinosime, kaip tuose regionuose atrodė kostiumai, kokios yra svarbiausios detalės. Nu, koks yra čia bendras mūsų tas laukas veikimo, šokis, muzika, teatras? Nu, aš nepaliauju stebėti, žodžiu, tai Taip, tai tikrai, nu, vat šitie kursai tai dar kartelį parodo, nes mes kartais pamirštam užeiti į kolegos klasę ir suprasti, kiek mes esam panašūs ir kiek mes kartu ir apie tą patį vis dirbame. Jūs taip.